pavyzdžiui, su ta didelė, nepatogu, nei parkuotis mašiną, nei... Tai litrą niekam nepirk. Ne, nu, tai žiūrėk, čia yra paskirtis. Tai jeigu, pavyzdžiui, jūs ieškote... Jeigu nesiparkuosit nieko. Jeigu nesiparkuosit, perkat 500, jeigu žadat parkuotis kažkur. Dažnas nori litrą, ne? Galvoja apie litrą, reikia čia litrinę, reikia ten mūdą su visais tais. Kodėl tu sakai dažnas, jeigu tu daugiau nuperk? Ne, nu aš turiu meni, kad nors. Čia, žinai, kaip pirkti galingiausią mašiną. Bet nereikia tau gyvenime į darbą važinėti, kad ta mašina tam būtų pati galingiausia. Jis riebtų daug kuro, ne? Ne, nereikia. Nu, tai reikia paprastos. Ir dėl to, kad jis yra pats universaliausias. Tikrai užteks. Tai sakai, kad 600 populiariausia. 6 PM. Tai palauk. 6 PM ar Tai, na, tai nebebalamutink manęs. Tai va, tai esmė tokia. Jeigu jums reikia, pavyzdžiui, keturračio, kuris būtų ir komfortiškas, ir užtektų galios, ir užtektų prie ūkio, tai aš manau, kad 500 dėl to ir yra pats perkamiausias modelis. 500 visam pasauliu populiariausia? Taip. Čia irgi čia tą klausai. Pats? Pats tiesiog. Aš tau sakau apie 500, dėl ko bendrai visam pasauliu 500 yra pats populiariausias variklis. Kaip dizelis 2 litrų, dėl ko populiariausias. Pats sprendžia. Šitam video, laibūn. Taip. Gerai. Tai va, tai perkat... Ai, palauk, galimai. Jo, galimai. Tai perkat va tokį ir pilnai užtenka.